sako, kambario. Jis sakė, kad pirmą reikia susimokėti, tą pakeis. Ir dabar galite paskambinti, kad ryt įstatys duris naujas. Reikia susimokėti. Galite apsimesti to statybininkų arba administratoriumi barako. Tai Algirduks, labai tiks balselis, bet susimokėti galim, žinai, kitais būdais. Atsiūs man per Skype'ą. Tai. Viskas siunčiu. Koks pas mus darbas mobilus toks, žinai. Why? Nebereikia bėgti, paimti popieriaus iš printerio. Dabar viską gali daryti. Online? Taip. Nu, tai čia ačiū Dievui, kad Vatvinkevičius nusipirko. Obaliuką. Nu, Apfel. O prieš tai jau atsiti negalima buvo. Negalima. Prašau. Alio, čia Darija. Taip, Labas vakaras. labas. Klausykit, mano vyrukai pas jūs remontavo virtuvę kažkas prieš savaitę. Nu, Vienas sakė, kad prašėte, kad pakeistų kambario duris. taip. Va, tai klausykit, galime mes jums jas įstatyti šitą kitoj savaitėje, pirmadienį, jeigu jums dar vis reikia. Čia jau gautųsi kitą savaitę, kelintą čia iš. Nu, pirmadienį, tai kas čia pas mus gaunasi pirmadienį? Gerai, A pas jūs tinka? tinka. O kelintą valandą? Aš manau, kad atsiųsiu kokią... Va, žiūrėkit, čia gaunasi 19 dieną, ne? Žiūrėkit, aš galvoju, tada atsiųsiu jums tuos galadransus kokią... Nu, kada jums reikia? Nu, nes jie pas mane dar neturi užsakymo. Link vakaro gerai. Link vakaro, ne? Nu, tai kokią 5-6? Nu jo, gal anksčiau gal kokia. Nu, aišku, nes šitiegi... Būsi arba kambariokė, tai turi. Aišku, aš jums tokius naujokus atsiųsiu, bet jie atrodo perspektyvus, lyg reputacija turi tokią, kad nei per daug gerą, nei per daug vagia, žodžiu, tokia, nu, suprantat. Klausykit, o tai kiek jūs dabar pasiruošusi esate mokėti už tas duris? Kaip? O tai kiek jūs dabar esate pasiruošusi mokėti už tas duris? O kodėl sumokėti mums reikia už jas? Nu, aš manau, kad už dyką tai vyra nedirbs gal. O tai, kai barakė, ką nors šitą taiso, tai šitą moka kiekvienas studentas? Nu, tai galite mėnesį palaukti, tada galėsite nemokėti. Po mėnesio, jeigu... Nu, aš manau, kad ant sausio kokios 12. Nu, tai jeigu ant sausio 12 nereiktų mokėti, mes galim palaukti. Nu, tai tada iki kokios sausio 25. Iki ar sausio 25? Panelė, aš jums pasakysiu, kaip yra. Aš galiu tempti iki kovo mėnesio pagal visus teisės aktus. Tai jūs geriau susimokėkite dabar ir iš karto pirmadienį pakeisim, arba kad ir rytoj. Tai aš nenoriu susimokėti, nes ne aš padariau, suprantat? Nu, tai galėsite tada laukti iki kovo mėnesio, kol daeis dokumentai iki manęs, o pas mane dokumentai gali ir labai ilgai eiti. O tai kodėl? Tai aš galiu palaukti, sakote, jeigu iki sausio mėnesio. Aš suprasčiau, jeigu čia aš būčiau padarius, aš tada sumokėčiau pinigus. Bet kai čia aš suprantu, kad, būtų trenkta iš vidaus, tai taip, mano kaltė. Nu, matot, panelė, jūs galbūt nepadarėt, ale jums tas duris atidarinėti reikės. Taip. Nu, tai žodžiu, kaip ir man atrodo, kad jūsų suinteresuotumas turėtų būti tas duris pasikeisti. Jei ne aš atidarinėsiu, tai atidarinės kažkas kitas, kažkam irgi gali netikti ir jisai irgi norės pasikeisti. Na, aišku. Tai žodžiu, mokėti nenorite, ne? Ne. Nu, tai gerai, tada klausykit, man atrodo, tuos prašymus dokumentus pamesiu dabar truputį. Tada jūs per naujo užpildysit ir kovo mėnesį kažkas tai turėtų jau ateiti sustatyti jums tas duris. A, kaip čia įdomu šnekėt iš tikrųjų. Sakot, pamesit, o tai jūs turi dokumentus kažkokius? Nu, aš manau, kad aš bet kokį prašymą aš pamest galiu kokiems 3 mėnesiams. Na, aišku. Jeigu esu suinteresuotas tą padaryti. Ai, tai čia jūs taip su visais darot. Nu, žinokit, nemeluosiu, su visais. O tai kodėl? Tai labai neatsakingai žiūrite savo darbą. Aš kaip tik labai atsakingai žiūriu į savo darbą, tai jūs mokėsite ar nemokėsite? Nemokėsiu. Nu, tai tvarkojate, gyvensite tada su lūžusiom durim. Gerai. O tai dar supranti... O dar žinot ką? O tu padarysi dar taip, kad ir sulūžęs langas to jau bus. Palaukit, kokią teisę jūs turite ant mane šaukti, palaukit. Aš tokią teisę, kad jūs nenorit mokėti man. Palaukit, ir jūs suprantat, kad jūs dabar grasinat?
Aš negrasinu, aš sakau, kaip bus. Jeigu sakot, jūs ne tik su daužytam durim gyvensit, bet su... Ir dar pamušta akim. Va, kaip jūs šnekat. Viską supratau. Ačiū už malonų skambutis. Šitą daugiau nenoriu šnekėti. Visą gerą. Zip FM. O dabar? Labas, Labas. Radijos Zip FM iš Vilniaus radistai Justas Sinkevičius. Radistai. Ačiū.